tiek daug susirinkusių žmonių pakalbėti apie gyvenimo tikslą. Ir ne, gyvenimo tikslas toksai klausimas, kur visą gyvenimą mus kankina, nes tai keičiasi tikslai. Mes naujai žiūrim ir gyvenimo tikslas yra tokia tema, apie kurią labai daug yra rašoma ir apie kurios rašoma ir kalbama. Kaip ir visi žino, kad žmogus turi turėti gyvenimo tikslą ir jeigu turi gyvenimo tikslą, tai jo siekia ir tada sėkmingai gyvena. Ir kaip ir tik tai reikia suprasti, ko reikia tam gyvenimo tikslui. Ir jeigu kažkam nepasiseka ir yra sunku, sako, ai, tas neturi tikslo ir panašiai. Tačiau mes žinome, kad to ne visada pakanka. Ir mes galbūt šiek tiek aiškinsimės apie tai, kurios yra vietos, kuriuose mes stringam, net jeigu mums atrodo, kad mes turime gyvenimo tikslą. Pažiūrėjus internetiniuose šaltiniuose, pavyzdžiui, Amazon tinklalapiuose, tai nurodoma net tūkstančiai, o šimtai knygų ir įvairių medžiagų, kur kalbama apie gyvenimo tikslą ir kaip jo siekti. Taip pat YouTube galima rasti TED ir TEDx filmuotas medžiagas apie gyvenimo tikslą, ką aš pažiūrėjau ruošdamasi šitai prezentacijai ir kas man buvo įdomu ir aš pagalvojau, kad tiesiog tai gali kartais labai įkvėpti žmonės ir porą pavyzdžių aš pasakysiu, kalbant apie gyvenimo tikslą, pavyzdžiui, Aleksandris Leipzig pasako, kad duokit man 5 minutės ir aš pasakysiu, kas suteiksiu jums visų gyvenimo tikslą ir viską paaiškinsiu. Ir jisai pateikė 5 klausimus per tas 5 minutės, kur auditorijai siūlo sakyti. Tai kas tu esi ir kas tu esi, vienas. Antras, ką mėgsti daryti, kas tau patinka, kur tu gerai jautiesi darydamas. Trečias, kam tu tai nori daryti, kitaip tariant, ne kam savo, ne kokiam dalykui, bet kokiam žmogui tą nori daryti. Ar ne? Ko tiem žmonėm reikia? Mes žinom, visose vadybinėse dalykuose kalbama, kaip suprasti, ko kitam žmogui reikia. Tai čia suprasti, mes norėdami savo tikslą formuluoti, bandom suprasti, ko kitiem žmonėm reikia ir ką jiems tai pakeičia. Ką pakeičia tose žmonėse, jeigu aš padarau tai, kas man patinka, suprasdamas, kas aš esu ir galėdamas pasakyti, kas aš esu. Kitas supratimas apie gyvenimo tikslą pateikiamas iš labai senų sistemų. Vienų iš seniausių rašytinių pasaulyje šaltinių vedų yra įvardinamas toks posakis, kur iš senėjimą, tai prisimenu ir jis, kur sako sat citananda. Ką tai reiškia sat? Tai yra, kas aš esu, mes atsimenam ir vakarietišką Aleksandrį, ar ne? Kas aš esu, tas jautimas, buvimas čia ir dabar, cit yra suvokimas to, kas manyje vyksta šituo metu. Ir ananta, tada mes galim patirti pasitenkinimą, palaimą savo buvimo toj situacijoje, kurioje esame ir darome ir siekiame. Ne? Dabar tas, kur atsiranda problemos, kad taip paprastai viskas nevyksta. Kur atsiranda problema, kad žmogus sako, aš tikrai noriu daryti tą ir tą, aš tikrai noriu paišyti, aš noriu kiekvieną rytą daryti mankštą, aš noriu po 6 valandų nevalgyti. Daug įvairių dalykų mes kiekvienas turim, kur sakome savo ir dažnai nesugebam to padaryti. Kokios yra kliūtis? Šitą dalyką aš norėčiau paaiškinti, remdamasi Adlerio individualiosios psichologijos teoriją. Iš vienos pusės jinai atrodytų kaip tokia klasikinė giluminės psichologijos teorija, kuri yra sukurta praktiškai pirmoje 20 amžiaus pusėje, tačiau jos pagrindiniai teiginiai išlaikė amžiaus laiko tikrinimus ir naujausių mokslinių atradimų tikrinimus. Individualioji psichologija Lietuvoje turi gan stiprias tradicijas. Yra viena iš tų
tų mokyklų, kurios yra matomas Lietuvoje ir aš taip pat atstovauju individualiosios psichologijos draugiją ir individualiosios psichologijos institutą, kur mes atliekam mokymo programą žmonėm, kurie tiesiog domisi savęs pažinimu, supratimu, konsultantam, psichologam ir ne tik tai, kurie gali išmokti mokytis konsultuoti, vesti grupės, vesti kitų vaikų įvairiausių poreikių žmonių grupės. Ir taip pat yra psichoterapeutų psichoanalitikų programa, kuri mokomas jau giluminės adlerietiškos terapijos. Dabar kokie yra pagrindiniai principai, kurie ir atlaiko tos laiko išbandymus. Taigi pirmas ir svarbiausias principas yra tai, kad Adleris pirmas pradėjo kalbėti apie bendruomeniškumo jausmą. Bendrai, jisai kaip daugelis kitų pirmųjų psichologų buvo medikas ir kalbėdamas daug dėmesio skyrė būtent žmogaus prigimčiai, matydamas ją kaip biologiniam raidos, žmonijos raidos kontekste. Ir jisai kalba apie bendruomeniškumo jausmą kaip evoliuciškai pagrįstą. Ir jam bendruomeniškumo jausmas, kiek žmogus savyje gali atskleisti tą bendruomeniškumo jausmą, yra taip pat žmogaus sveikatos matas. Ir jisai susideda iš poreikio priklausyti grupiai ir būti naudingų grupiai. Mes jaučiame priklausantis ir bendruomeniški, kada mes esame naudingi tai grupiai. Ir taip pat, kada galime tiesiog jaustis jos dalimi ir ieškom būdų, kaip tai daryti. Ir jeigu negalime kažkokiu būdu konstruktyviai tą atlikti, tada būna destruktyvus variantas. Ar ne, tai gali būti lygos, gali būti psichinės sveikatos problemos, pasitraukimas iš visuomenės, asocialumo įvairios formos. Tačiau žmogus negalintis patenkinti šito poreikio, visada jisai jaučiasi, vis tiek patiria tam tikrą kančią. Ir tie ieškojimai dažnai ir yra vienas iš tokių stabdžių, prie to grįšime dar. Bet čia svarbu yra suprasti, kad tas mūsų poreikis yra įgimtas, yra tiesiog mes jį turim, žmogus taip sukonstruotas, galime sakyti, kad jisai yra ir kai to nepatiriam, patiriam kančią. Čia aš miniu Vainoriūtės filmą Pokalbiai rimtom temom, kuris labai gražiai atskleidžia kai kurios aspektus. Adleris teigia, kad žmogus yra pirmoji eilėje save kuriantis. Jisai yra atsakingas ir jo veikla visada turi tikslą ir yra jam naudinga. Man labai patiko šitas paveiksliukas, kuris kaip ir iliustruoja vieną iš Adlerio pasakymų, kad asmuo yra ir dailininkas, ir kūrinys. Šitas pasakymas yra labai nepatogus mūsų gyvenime. Nes kai mums kas nors nepasisekė, mes negalime pasakyti, kad kažkas nepasisekė. Mes turime kaip ir sakyti, kad aš pats tą kažkokiu būdu irgi kūriau. Ta tikslo turėjimas ir atsakingumo jausmo priėmimas, supratimas yra susiję su tuo, kad mes kaip ir priėmam tikslą, priėmam savo atsakomybę. Priėmam atsakomybę už tai, ką darome. Ir jeigu mes kalbam apie žmogaus tikslo atpažinimą, tai mūsų gyvenimas iš dalies ir rodo, koks mūsų gyvenimo tikslas yra. Kažkuria prasme, ką mes turime. Tai kažkiek atspindi. Ir tas žmogaus tikslo buvimas, teleologiškumas, kurį irgi naudoja Adleris, valios jėga, rodo, kad žmogus turi prigimtinę polinkį judėti link savęs realizacijos. Antras toks pats svarbus momentas, kaip ir tikslo siekimas, yra žmogaus siekimas būti reikšmingu ir būti kompetentingu. Kad žmogui svarbu būti reikšmingu pakankamai, gerų pakankamai. Mes galim žinoti save,
vertinant save, įsiklausytumėm, kaip jaučiamės, kaip mums svarbu pasijausti, kad mes pakankamai gerai kažką padarom, kad mes kažkur galim parodyti savo galias. Dirbant tiek su suaugusiais, tiek su vaikais, svarbus momentas yra įgalinimo, atradimo vietos, kur žmogus gali būti reikšmingas ir kompetentingas tinkamų būdų. Nes vėlgi, jeigu yra trūkdžiai, kurie neleidžia to reikšmingumo sukurti socialiai naudingais ar priimtinais dalykais, tada gali atsirasti būdai netokie priimtini. Ir galime įsivaizduoti, kad įvairūs netinkami elgesio momentai gali būti susiję irgi su reikšmingumo siekimu. Ir prie to mes irgi truputį grįšime. Dabar aš norėjau pateikti tokį vieną įvaizdį, tai būtent medžio, augančio medžio įvaizdį, kai mes kalbame apie tikslą. Jeigu mes pagalvotum, kaip ir tokį klausimą pasakyti, ar mes galėtumėm savo pasakyti tokį klausimą, o koks yra medžio tikslas? Ar mes galim įsivaizduoti, tai formuluoti klausimą, ar turi medis tikslą, ar koks medžio tikslas? Daryti deguonį. Daryti deguonį. Bet tada tas tikslas yra kam? Ar jisai yra medžio tikslas, ar jisai yra mūsų tikslas? Nes medis daro deguonį mum tada, ar ne? Augti, galbūt galima būtų sakyti, kad augti. Čia iš ties yra, mes suprantam su jumis, kad čia mes imam tokį kaip simbolį tą medžio augimą. Ir kaip tik man labai patinka, kad nuskambėjo tie du atsakymai. Augimas, kuris yra medžio tikslas, kaip ir jisai iš savęs, ar ne, auga, jisai neturi iš ties pasirinkimo. Jis neturi pasirinkimo augti ar neaugti. Ir kitas dalykas yra daryti deguonį. Mes žinome, kad visoje evoliucijoje susiformavusi gamtoj funkcija medžio kitiem daryti deguonį. Taip pat ir mūsų gyvenime, kaip ir yra tam tikras tikslas, kurį mes galim realizuoti savo, tas augimas, ir tik tada, kai mes realizuojam tą tikslą savo, mes darome deguonį kitiem. Ir net tie dalykai yra labai tarp savęs susiję. Kaip šitoj nuotraukoje mes galime matyti medį, kuris auga galbūt labai saugioje aplinkoje. Čia kaip ir įvaizdis yra skirtas parodyti saugumą, ar ne, saugiose rankose medis auga. Bet tada jisai yra mažas, yra apribotas. Ir taip kartais mes ribuojam save savo tiksluose, kartais būna taip, kai pasaulis riboja, ar ne, bet medis auga. Ir jisai praauga sieną, praauga namą. Jisai praauga ir į save priema daiktus, kurie yra aplinkui. Pavyzdžiui, man ypatingai šitą nuotrauką patiko, ar ne? Rodo, kad nusineša kažkoks trukdis. Šitą medžiai buvo trukdis. Prie jo paliktas, gal pririštas ar net dviratis. Ir jis ne tik tai, kad nesustoja augdamas, bet jis tą dviratį kaip ir į save paėmė ir nunešė, ar ne? Tai čia mes galime įsivaizduoti tam tikras analogijas panašias žmogaus augime ir siekiant savo gyvenimo tikslo. Adleris teigia, kad stovėdamas prieš nežinomybę, kiekvienas žmogus siekia tobulumo, yra motyvuojamas siekio būti išbaigtų ir reikšmingu. Elgesys yra tikslingas, bet tikslas dažnai nėra įsisąmonintas. Ir štai šita yra labai svarbi vieta, jinai susisieja su tuo, atsimenant šitą nandų, su antrąją dalimi, kad mes labai puikiai mokam save apgaudinėti išties. Ir dažnai pateikiam tai, ką mes galvojam, kad mūsų yra tikslas, tai dažnai yra mūsų, ne tai, kad apsimestinis tikslas, mes paprastai tikrai tikim to, kad taip yra, ne? Tačiau tai yra, nėra įsisąmonintas tikrasis tikslas. Ir mes pažiūrėsim, kaip tą galima kartais atskleisti. Žmogus siekia reikšmingumo ir meistriškumo, tarnaudamas bendruomeniškumo jausmui.
Ir tai prieš pastato Adleris savęs apribojimo jausmui. Taigi apie tą bendruomeniškumą aš truputį kalbėjau. Kalbėdama apie tą medį, tenuose aš truputį kalbėjau apie savęs apribojimą. Taip pat, na. Taigi, kaip atskleisti, padėti skleistis bendruomeniškumui ir kad tas savęs apribojimas nemažintų tų galimybių, kurios yra. Tuo labiau, kad šitoje vietoje atsiranda ir problema, Adleris kaip vadina, neurotiškos asmenybės galbūt problema. Pavyzdžiui, asmuo saugodamas savo pasaulio vaizdą ir savo tuštybę, žmogus pasistato aplink save sieną, atskiriančią jį nuo bendruomeniškumo gyvenimo. Kažkokioj situacijoje jisai ir jinai jautėsi per silpni pasiekti savo iškeltus tikslus ir tokiu būdu apsisaugo nuo neišvengiamų problemų. Kokios gal ateitų jums į galvą, kokie pavyzdžiai, kokiais būdais mes galim siekti išvengti to savo tikslo ir problemos siekimo. Kokie yra tie būdai, kokie gali tie būdai, kur mes apribojam save tam, kad nepatirtumėm nesėkmės, tam, kad nepamatytumėm savo kažkokio negebėjimo. Čia galbūt dar sekantį aš paskaitysiu sekančias skaidrės. Kad kai yra aukštos nerealizuotos ambicijos ir drąsos stoka, tai būtent šios dvi savybės viena kitą stiprina. Ir žmogus tokiu atveju nebūtinai, nėra taip, kad jis jaučiasi menkavertis, bet jis bijo, kad bus atskleistas kaip menkavertis ir parodytas kaip menkavertis. Ar ne? Čia yra vienas momentas. Kitas momentas yra tai, kad mumise esantis menkavertiškumas, kurį mes visi patiriam įvairiose situacijose. Tai mes tuo esam visi panašus, kad mes visi patiriam įvairius menkavertiškumo patyrimus ir išgyvenimus. Kaip Adleris sakė, jau vien dėl to, kad mes buvome vaikai ir turėjome gyventi suaugusių pasaulyje, kuris yra didelis, nepasiekiamas ir taip toliau. Jau vien dėl to mes atsinešam tam tikrus menkavertiškumo jausmus, tačiau ir gyvenime visą laiką mes vienose vietose jaučiamės reikšmingai, kai kuriuose ne. Gali būti tokia situacija, kai žmogus patiria labai daug kritikos iš aplinkos. Mes prie to prieisim, tiesą sakant. Bet dabar galbūt grįžtų prie klausimo. Kokie būdai gali būti, kurie leidžia mums save apriboti? Kuriuos mes galim naudoti savęs apribojimui ir nesiekimui, nerizikavimui, iš baimės pasirodyti nesugebančiais. Aukos vaidmuo gali būti taip, kad aš negaliu, man nesiseka, kiti mane skriaudžia ir todėl aš nepadarau. Taip, kokia dar? Čia buvo pranašumas, siekimas, kito žmogaus nelaimė. Galbūt, ką jūs turite omeny? Jam nepavyko ir man nepavyks. Tada, kad reiškia tokiu būdu pasiteisini ir kažko nedarai. Ar ne? Tai būtų tas kaip ir nedarimas tas būdas. O pranašumas, siekimas, ką jūs turite omeny, kas čia būtų? Nesiekimas, demonstravimas, aš norėjau pasakyti. Pranašumo demonstravimas, taip. Ir čia, adlerietiškam konsultavime, adlerietiškam mokykliniam konsultavime, Adlerio mokykla yra labai stipri konsultantų mokykla, konsultuojant mokyklose ir mokytojus ir mokinius. Tai yra, kai būna kiekvienoje klasėje, būna tokie, kur viską labai žino, ir tokie labai mandri, ir tokie konfliktiški ir visus. Tai mes kaip ir žinom, tai yra žmogus, kuris labai nepasitikė savimi. Ir mes jam padėti galim kaip tik mokydami, nemokydami, bet kurdami situacijas, kuris patirtų sėkmę legaliuose dalykuose ir galėtų pradėti pasitikėti savimi. Atidėliojimas studentų tarp ir ne tik studentų, man irgi tas dažnai pasitaiko. Atidėliojimas, ar net, tu žinai, turi padaryti darbą, turi pasiruošti, tai gal dar nedarysiu, gal atidėjimas, ar ne? Kaip
tai susiję būtų. Kaip jums atrodo? Jei nepasiseks, tada pateisinsime to. Taip, tada reiškia, todėl nepasisekė. Nu, aš būčiau pasistengęs, ar ne? Liga. Liga. Taip, gali būti liga. Ir gali būti labai įvairios lygos. Gali būti somatinės, kai kurios lygos, gali būti kartais depresija, kartais gili depresija, gali būti todėl, kad nu, žmogui per sunku susidurti su kažkokiais tai gyvenimo iššūkiais, ar ne? Ir tada irgi psichoterapeuto, konsultanto darbas yra jį įgalinti, drąsinti, kad jisai turėtų tam drąsos. Dabar tas Adleris yra tam, kad atskirti, kur tas mūsų tikslas yra, arba kažkoks pasireiškimas yra tikras, o kur yra siekiant išvengti kažko, tai yra sukūręs taip vadinamą stebuklingą klausimą. Ar klausimą. Tuo pagrindu yra susikūrusi visa trumpalaikės, orientuotas į problemų sprendimą terapijos mokykla. Aš bijau neteisingai pasakyti pavardę, man atrodo, Šaš ar kažkaip panašiai, tiksliai nežinau. Bet žodžiu, Adlerio šitas stebuklingas klausimas buvo ir skirtas atskirti, kaip ir pagauti save. Mes galim kaip ir save bandyti patikrinti. Ar todėl aš neparuošiau kažkokios užduoties, kad buvau pavargus ir nuėjau miegoti, ir tai gali būti realistiška, galbūt ir nėra jokios kitos priežasties. Ar vis dėl to, kaip pat jūs sakėt, aš tą dariau tam, kad išvengti ir galėt pasiteisinti labiau. Ir tas stebuklingas klausimas yra toksai, kad jeigu Adleris sukūrė, kalbant apie galvos skausmą, ir aš paskui mes pabandysim pritaikyti ir kitom situacijom. Taigi, jeigu skauda galva jums, skundžiasi žmogus galvos skausmu, ir jo klausia, kad kas būtų, jeigu staiga įvyktų stebuklas toksai ir jums galva nustotų skaudėti. Tai kas tada būtų? Kaip jums atrodo, kaip atsakytų žmogus, kuris tiesiog turi tokią fiziologinę, kažkokių tai fiziologinių, somatinių priežasčių apspręstą galvos skausmą? Kaip jums atrodo, kaip jis atsakytų? Prašau? Ne, čia galbūt truputį ne apie tai dabar tas. Tiesiog mes kaip ir norim išsiaiškinti, ne? Ar jam tiesiog skauda galva dėl to, kad jis turi sveikatos sutrikimą kažkokį, ar jisai turi kažkokią psichologinę priežastį, dėl kurios jam skauda galva. Ir kai klausiam, kad jeigu jums staiga įvykus kažkokiam tai stebuklui, neaišku, ką jums nustotų skaudėti galvą, tai kas tada pasikeistų? Kas tada būtų? Kas būtų kitaip? Kaip? Įdomu, kad jūsų visi atsakymai, kiek aš girdžiu, yra susijęs su to neurotiniu galvos skausmu. Aš tada būčiau laimingas, aš kažką galėčiau daryti, aš daugiau kažką tai išmokčiau. Galbūt panašiai, kaip jūs tik tai sakėt, kad aš jausčiausi geriau. Ar ne? Aš jausčiausi gerai, fiziškai aš gerai jausčiausi. Man neskaudėtų galvos, aš neturėčiau gerti vaistų, aš galėčiau būti, aš būčiau sveikas, ar ne? Jeigu mes kalbam apie atidėliojimą, ar ne, tai jeigu mes sakytumėm, jeigu kažkas įvyktų ir jūs pasveiktumėt nuo tos atidėliojimo manijos, tai kas tada pasikeistų? Ir pagal tai, kaip mes atsakome į šitą klausimą, mes galėtumėm pamatyti, koksai yra jūsų tikslas, ko jūs siekite savo atidėliojimą. Ar kaip jūs geriau pasiruošit? Tai čia rodytų tą pasiteisinimą, kad aš taip gerai nepasiruošiau, o galbūt galima priimti tą tam tikrą nemalonumą ir riziką, jeigu tu, kaip ir nori to nedaryti, jeigu nori savęs neapgauti. Čia yra, tokia nelabai gražiai padaryta schema, kuria čia netobulai vienas iš adlerietiškų tokių posakių, kurį sukūrė ne Adleris, bet vienas iš jo tokių pagrindinių, labiausiai žinomų mokinių Rudolfas Reikursas. Tai jo tos posakis
jokių būdų netobulė. Ir nors žmogus turi tą įgimtą tobulumo, reikšmingumo siekimą, tačiau gali būti pakankamai geras, bet nebūtinai tobulas, nes tas tobulumas siekimas irgi mus stabdo ir riboja labai smarkiai. Taigi, matosi šito, jūs matote, taigi, čia yra parodyta, kaip formuojasi tikslai gyvenimo eigoje. Taigi, patirtis, kuri atsiranda vaikui gimus, yra vienas iš svarbiausių dalykų, apsprendžiančių mūsų gyvenimą, ar ne? Visa patirtis, kurią mes gaunam. Adleris buvo vienas iš pirmųjų, kur kalbėjo būtent apie patirties svarbą. Ir jisai iš ties netyrė vaikų mažų, tačiau labai daug dirbo su šeimom, kurios turi vaikų šiek tiek didesnius. Dabartiniai tyrimai, stebint kūdikius ir suaugusius, bendravimą kūdikių ir suaugusių, yra labai, tie iš jūsų, kurie studijuoja psichologiją, žinot, kad tai yra labai tokia plati ir sritis, kur kaip tik yra naujausi atradimai psichologijoje daromi, praktiškai patvirtina Adlerio pagrindinius teiginius. Taigi toje patirtyje formuojasi kūdikio suvokimas apie tai, koks jisai yra, koks yra pasaulis ir kaip jisai gali tam pasaulyje rasti vietą, kokiu būdu jam tame pasaulyje rasti vietą. Ir šitoje vietoje tie dalykai, kurie yra neigiamai veikiantis, tai yra nepriežiūra, lepinimas ir traumos patirtos ankstyvoje vaikystėje, paskui gyvenimo eigoje. Matome, kad Adleris išskiria dvi neigiamas patirtis. Tai nepriežiūra, vaikas, kurio per mažai rūpinamės, ir lepinimą. Ir teigdamas, kad lepinimas tai yra toksai elgesys su vaiku, kai vienas vaikas yra svarbesnis už kitą, kai yra išskiriama vieno vaiko svarbumas, palyginant. Jisai jaučiasi, kad aš esu svarbesnis, galiu būti svarbesnis už kitą. Taigi pagal Adlerį mes matytumėm, kad vienintelis vaikas šeimoje negali būti išlepintas. Nes jisai lygiuojasi, jis turi tik suaugusius, bet jisai turi tą sunkumą, kad jisai lygina save su suaugusiais ir jam niekaip nėra kaip jų pasiekti. Ir čia gali atsirasti jo toks menkavertiškumas ir noras siekti tobulumo. Svarbu yra, kad vaikui atsiskleistų bendruomeniškumo jausmas. Pirmas žmogus, su kuriuo vaikas, į kurį vaikas atsisuka, tai yra motina, arba tas pirmas suaugęs žmogus, kuris vaiką prižiūri. Ir toliau jisai atsisuka jau su pagalba tų pirmųjų suaugusių žmonių į šeimą, paskui platesnę bendruomenę. Ir gali formuotis jo bendruomeniškumo jausmas. Atsiskleidžia tai, kas yra potencialu bendruomeniškumo jausmas, tačiau tam, kad jisai pasireikštų, jisai turi turėti tam tikrą patirtį. Turbūt žinot, kad šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad netgi smegenų struktūros dalinai anatomiškai formuojasi gyvenimo eigoje, veikiant patirčiai. O naujausi tyrimai genetikos srityje rodo, kad netgi genomai keičiasi priklausomai nuo patirties, kuri yra nugaunama jau gimus. Taigi, ta patirties dalis yra labai svarbi. Dabar priklausomai nuo bendruomeniškumo jausmo formavimuose, žmogui gali susiformuoti tokie kaip ir du požiūriai į pasaulį, du variantai. Jeigu tas pasaulis yra draugiškas ir aš turiu įvairius būdus, kokiais galiu surasti vietą, kaip būti tame draugiškame pasaulyje. Kitas variantas, žmogus, kuris patiria nepriežiūrą, lepinimą arba ankstyvas traumas, jam formuojasi požiūris, kad pasaulis pavojingas ir žmonės gali būti priešai. Reiškia, aš turiu saugotis, galbūt aš turiu užsidaryti, galbūt aš turiu surasti kažkokį būdą, kaip jame išgyventi. Ir kiekvienas žmogus
individualiai suranda būdą. Tiesiog individualus gyvenimo stilius padeda žmogui surasti jo paties būdą išgyventi tame pavojingame pasaulyje. Svarbus momentas yra, kad čia yra kalbama ir apie suvokimą, kad žmogus turintis tokią patirtį, jisai ir suvokia ir pamato pavojų pasaulyje, pamato nedraugiškumą žymiai greičiau ir atsimena labiau tuos dalykus, kurie patvirtina, kad jisai yra, kad pasaulis yra nedraugiškas. Yra raidos psichopatologijos tyrimai, kurie rodo, kad vaikai su elgesio sutrikimais neatsimena teigiamų patirčių. Mes galėtumėm atsieti tai su šituo, kaip taip pat suvokimo ypatybėmis, kad suvokimas yra ir nusuvokimo taip pat tyrimai ir rodo, kad mūsų, reiškia, mąstymas ir nuostatos įtakoja jau suvokimo lygmenyje. Ir kalbant apie tikslą, svarbu yra, kad tokiu atveju tam pavojingam pasauliu žmogus paprastai išdirba kaip ir vieną variantą, vieną kelią, kaip jam prisitaikyti ir kaip jam išbūti ir kaip savo rasti savo vietą. Ne? Ir tai yra toks vadinamas kaip fikcija, ir gali būti fiktyvus finalinis tikslas, ir tai yra svarbu suprasti, kad jisai dažnai yra neįsisąmoninamas. Pavyzdžiui, tai gali būti toksai, kad aš galiu būti išgyventi, išlikti, būti reikšminga tik tada, jeigu aš kontroliuosiu visas situacijas, arba tik tada, jeigu bus taip, kaip aš noriu. Arba tik tada, kai kas nors manimi rūpinsis, o aš būsiu silpna. Ir negali būti labai skirtingi, savo turinio visiškai prieštaringi, tačiau iš esmės tai yra, vienas individas turi kažkokį tai vieną fiksuotą konkretų būdą. Jam atrodo, kad tą jisai turi būtinai pasiekti. Kartais mes, jeigu paimtumėm kaip pavyzdį sutrikimus, tai galėtumėm sakyti, kad toks sutrikimas kaip valgymo sutrikimai dažnai sietina su kontrolės tikslu ir kad jeigu aš negaliu kontroliuoti kažko kito, aš galbūt galiu kontroliuoti save ir savo kūną ir per tai, reiškia, jaustis reikšmingu ir jaustis atsakingu už save, tačiau tai yra ir labai destruktyvu. Jeigu formuojasi pakankamai saugus prieraišumas, jeigu vaikas gyvena pakankamai saugioje aplinkoje, tada susidaro įspūdis, kad pasaulis yra draugiškas. Toksai žmogus gyvena draugiškam pasauliu. Ir yra tokia labai graži istorija, kuri man labai patinka ir iliustruoja šitą schemą šitoj vietoj netgi. Kaip, man atrodo, tai yra, ko gero, sufijų istorija, net kaip tokiam mieste, prie miesto vartų sėdi senas išminčius ir ateina žmogus iš kito miesto. Ir jisai sako, pasakyk, senoli, kokie žmonės gyvena šitą mieste, geri ar pikti. Ir tas senolis atsako, o kokie mieste gyveno, iš kurio tu ateini. Ir jeigu tas žmogus sako geris, tai sako, ir čia geri žmonės gyvena. O jeigu sako pikti, sako, ir čia pikti žmonės gyvena. Tai mes galim sakyti, ar jisai nori tiesiog įtikti ar ne, bet iš ties tame yra tokia gili tiesa, kad kokius tu žmonės matai ir netgi dar daugiau, kokias tu situacijas sukuria. Taigi žmogus, kuris turi pakankamai saugaus prieraišumo, arba kuris savo gyvenime sąmoningai siekia to pasiekti, pavyzdžiui, per religinės praktikas, per psichoterapiją, lankymą įvairių grupių, jisai gali pamatyti, sukurti draugišką pasaulį labiau aplink save. Ne? Jeigu mes kalbėtumėm apie saugų prieraišumą, kuris formuojasi nuo pat pradžių, tai yra kaip ir pagrindinis apsauginis veiksnys apsaugantis augantį žmogų nuo kažkokių sutrikimų. Tačiau tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, jeigu yra patiriama kažkokia nelaimė, kažkoks nelaimingas atsitikimas, kažkokia katastrofa, tai vaikai su saugiu prieraišumu gali greičiau nukentėti negu vaikai, kurie išmokė patys už save kovoti. Taip pat, jeigu vienas iš tėvų serga, pavyzdžiui, depresija, tai tada rengiantis
prieraišumas yra apsaugantis veiksnys, padedantis vaikui būti šiek tiek atstumę ir mažiau paveiktam. Taigi mes matom, kad yra tam tikri sąlygotumai. Kiekvienoje situacijoje gali būti labai įvairūs variantai. Ir jeigu bendrai suprantat, kad pasaulis yra draugiškas, tada yra suprantama, kad aš galiu turėti įvairius tikslus. Reiškia, aš galiu rinktis iš eilės tikslų, aš nesu prie vieno tikslo būtinai labai prisirišęs. Ne, aš galiu judėti. Jeigu kažkurioje tai vietoje man nepasisekė, aš galiu orientuotis į kitą kažkokią veiklą, ieškoti kažkokios tai kitos veiklos. Tačiau mes turim atsiminti galbūt netgi tą pačią pirmą skaidrę, kurią aš kalbėjau, kad labai svarbu visada įsiklausyti į tai, ko aš noriu, kai ieškau tų tikslų. Ko aš noriu, kokie mano norai ir kokios mano galios ir kokie mano gebėjimai. Dabar tas kalbant apie toliau augimą, tai mes matome, kad Adleris žmogus suprato kaip judantį. Nu, bet ir galima sakyti, kad ir šitoj skaidrėje mes matom čia kaip ir bandymo procesą rodyti. Dabar čia mes matom irgi tą judėjimą iš minuso į pliusą. Kad kai mes jaučiamės menkavertiški, tai mes visada siekiame pranašumo. Bet kokioj situacijoje mes siekiame pranašumo ir va šita kūrybinė jėga, kurią Adleris įvardino kaip kūrybinė jėga, ta jėga, kuri verčia medį augti, išaugti per namą, apimti daiktus ir vis tiek augti, vis tiek gyventi, tai yra ir žmogiškoji jėga, kuri nuverčia jį iš minuso judėti į pliusą, ieškoti tokios situacijos, kad aš jaučiausi pakankamai gerai. Ir kartais pas mus būna tokios nuostatos, kartais suaugę taip apie vaikus kalba, jis jau kažko labai patenkintas, čia jis nesupranta, kad blogai padarė, aš buvau labai patenkintas. Tai mes kažkaip turim įsivaizduoti, kad iš ties tas mūsų gerai jausena, kad mes gerai jaučiamės, kad mes jaučiam teigiamas emocijas, tai yra iš ties ženklas pozityvus. Ir dar apie tai aš truputį pasakysiu. Tačiau tas judėjimas kūrybinės galios yra labai svarbus. Ir geležinis dėsnis, kuris yra įvardinamas, kad patyrus tą nuvertinimą, judesys į pranašumą visada vyksta, prilyginamas Rudolfo Dreikurso žemės traukos dėsniui. Mes visada žinom, jeigu mes pakelsim pirštuką ir numesim, pirštukas nukris, nes žemė traukia. Tai lygiai taip pat, jeigu mes kažką nužeminsim, tas žmogus stengsis pakilti. Ir tokiu atveju tai bus svarbus jo tikslas taip pat. Bus dalinai kaip jo tikslas. Taigi, tą mes galime matyti socialiniuose judėjimuose. Tose judėjimuose, kur vyksta šiuolaikinė Europoje taip pat, pavyzdžiui, įvairios riaušės, kurios būna dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tačiau tai būna dažniausiai susijęs su tuo, kad tam tikra grupė jaučiasi nuvertinta, jaučiasi nužeminta ir jinai ieško to išėjimo į tą savo pliusą. Ir tada valstybės galvosūkis, kaip legaliai tą grupę integruoti, kad jinai jaustųsi reikšminga pakankamai. Mokyklos, aišku, tai labai puikiai jaučiasi ir kaip būna kartais idėja, kad visus blogus mokinius sudėti vieną klasę. Tai čia atleidėtiškų principų čia toks labai ne tik tos vaikus žlugdantis dalykas, bet ir mokyklos bendrai atmosferą ir gyvenimą trukdantis, pavojingas dalykas. Taigi, gal pabaigai dar labai trumpai pasakysiu, kad Rudolfas Dreikursas yra įvardinęs netinkamą elgesio tikslus. Tai kalbant ypatingai apie vaikus ir taip pat mes visi turim tos netinkamą elgesio tikslus, tačiau kalbant apie vaikus, tai mes galime laisviau pamatyti, kadangi jų yra
aiškiau pamatomi tie tikslai. Pavyzdžiui, dėmesio siekiantis vaikas, jo vidinė logika yra, kad jis jaučiasi reikšmingas tik tada, kai į jį yra atkreiptas dėmesys. Ir čia pradinių klasių mokytojai, pavyzdžiui, visada gali žinoti, vaikai būna, kurie visą laiką kelia ranką, kuriam reikia visą laiką atsakymą, bet ne todėl, kad jam reikia sužinoti tą atsakymą, bet todėl, kad jie atkreiptų dėmesį. Ir yra kitų įvairių būdų gauti tą dėmesį. Lygiai taip pat gali būti žmogus jaustis reikšmingu tik tai, jeigu jisai yra nugali kovoje, jeigu yra pagal jį, jeigu jisai yra bosas, jeigu vyksta taip, kaip jisai nori, ar ne, arba kerštas jaučiasi reikšmingas tik tada, kai skaudina kitą taip, kaip jisai pats jaučiasi skaudintas. Ir tas prisimtas bejėgiškumas, kur jaučiasi beviltiškas ir kad jam tikrai nepasiseks. Manau, kad šitam tiksle yra daugelis vaikų, kurie išeina iš mokyklų, nebaigia mokyklos, nes netiki, kad jam gali pasisekti. Ne? Tai čia yra faktiškai kitos temos jau dalis ir tuo pačiu pasinaudodama noriu pakviesti mūsų instituto organizuojamus nemokamus seminarus trečiadienį. Šį trečiadienį bus apie gyvenimo uždavinius, o gruodžio mėnesį bus kaip tik irgi apie gyvenimo tikslus, kur bus daugiau kalbama apie netinkamą elgesio tikslus. Dabar pabaigiam. Noriu, kad liktų laiko mūsų dar keliam klausimam. Ir pabaigiant noriu tiesiog pasakyti, kad labai svarbu mums visada įsiklausyti į save ir bandyti suprasti savo norus, ar ne? Ir va šitoj vietoj labai svarbios, aš pamečiau dar vieną skaidrę. Pamečiau emocijas. Emocijos kaip navigacijos sistema, gal ir gerai, kad tada pati nutarė būti paskutinė ta skaidrė, mes su to pasakymu džiaukimės. Kad emocijos kaip navigacijos, kam yra emocijos mums reikalingos, kad padėtų mums reguliuoti savo elgesį ir parodytų, kas blogai ir kas gerai. Pyktis yra viena iš svarbiausių ir labiausiai reikalingų emocijų, kuri padeda mums save ginti. Kokias nors mus nuvertina, lipant mazolio, kitaip tariant. Ir mes sakom, kad atstok, mes pykstam, mes tą mokam parodyti tinkamai, ką suaugęs žmogus turėtų mokėti. Tačiau tos teigiamos emocijos ir džiaugsmas, kaip viena iš labai svarbių mūsų gyvenimo dalių, yra tai, kas gali rodyti, kurgi mums judėti. Kad mes turim teisę ir esame nusipelnę judėti į tas vietas, kurios mus džiugina. Ir jeigu mes tikrai įsiklausom į save, tai paprastai mus džiugina tie dalykai, kurie mums yra geri. Būtų juokinga, jeigu mes, pavyzdžiui, tėvai kartais stebėsi, kad kodėl vaiko nedžiugina pamokų ruoša. Tai čia galbūt yra dalykai, kuriuos mes tiesiog turim daryti, tam tikros taisyklės, tam tikros pareigos, bet tas, pavyzdžiui, tai, ką aš galiu gauti, kažką išmokęs ar sužinojęs, faktiškai aš tai manau, kad bet nėra, aš nežinau tokios sistemos, norėčiau tokių sistemų, kad pamokų rašymas dažnai džiugina. Dabar kartais turbūt džiugina, kai būna įdomios ir prasmingos užduotys. Taigi aš galbūt su tuo ir baigčiau, kad džiaugimės ir mes dar turėtume turbūt keletą minučių, jau beveik neturim laiko klausimą, tai dar jeigu būtume